Įsivaizduokite šaltinio energiją. Vadinkime ją Dievu, kaip dažniausiai ir darote. Ši šaltinio energija yra viena su visais visų būtybių, net vienaląsčių organizmų prašymais ir tuo, kas jiems yra geriausia. Ar galite įsivaizduoti lygiavertiškesnę galimybę? Ar galite įsivaizduoti ką nors teisingesnio nei erdvę, kurioje visi prašymai yra priimami, niekas neatmetama ir tai, ko prašote, visuomet yra duodama? Įsivaizduokite aplinką, kad ir fizinę aplinką, ką tikriausiai ir tegalite įsivaizduoti ir to visiškai pakanka. Įsivaizduokite fizinę aplinką, kur kiekvienas žmogus iš ten, kur tuo metu yra, iš savo patirties iškart išsako asmeninį, svarbų ir teisingą prašymą. Ir vos tik paprašo, gauna. Tačiau norime priminti, kad viskas, ką kiekvienas iš jūsų kada nors esate prašę ar dar prašysite, turėjo ir turės vieną priežastį. Jūs tikite, kad gaudami tai pasijusite geriau. Kitaip tariant, to, ko prašote esmė, yra suderinamumas. Jūs prašote harmonijos, jūs prašote pilnatvės, jūs prašote patvirtinimo, kad esate šaltinio dalis, kad esate pats gėris. Įsivaizduokite visuomenę, kurioje milijardai žmonių prašo, o šaltinis kiekvienam prašymui laiko vibracinį atitikmenį. Tik šioje mūsų aprašomoje fizinėje aplinkoje tie milijardai žmonių yra išmokę susiderinti su savo esybe. Todėl, kai jie prašo, jie neabejoja, kad gaus. Jie nesibaimina, nejaučia konkurencijos, nesiginčia dėl išteklių, nekovoja su kitais. Jie nesistengia įrodyti, kad kiti klysta tam, kad patys atrodytų teisūs. Jie tiesiog prašo ir gauna. Mes norime, kad jūs atsitrauktumėte pakankamai toli kartu su mumis, kad pamatytumėte. Nepaisant to, kaip viskas jums atrodo, būtent taip viskas ir vyksta. Jūs visi čia nuolat prašote, šaltinis atsako jūsų prašymus, o visa žmonija, visa būtis plečiasi dėl jūsų nuostabaus dalyvavimo šiame procese. Mes kalbame su jumis todėl, kad jūs mus pakvietėte. Bet mes nesame čia tam, kad pakeistume, ko prašote. Mes tiesiog norime, kad suprastumėte patį procesą. Norime, kad suvoktumėte tvirtą pagrindą, ant kurio stovite, ir šios aplinkos tobulumą. Norime, kad suprastumėte. Viskas vyksta taip, kaip ir turėjo vykti. Ir kontrastui jūs įkvėpus naujam prašymui, ateinančios kartos gaus naudos iš tų naujų prašymų, kuriuos jūs dabar paleidžiate. Kiekviena karta gauna naudos iš ankstesnės kartos iššūkių. Jūs tai pripažįstate. Bet norime, kad suprastumėte, jums nereikia numirti ar priklausyti naujai kartai, kad patirtumėte šią naudą. Jūs galite prašyti ir patys tapti to, ko prašėte gavėjais. Tik turite suprasti, kaip veikia šis žaidimas. Turite suprasti visatos dėsnius. Turite suvokti du savo vibracinius aspektus. Turite būti pasiruošę judėti link to, ko trokštate ir liautis nuolat skambinti varpais apie tai, kas jūs privertė prašyti. Pavyzdžiui, kai jums stinga pinigų, jūs visą dieną prašote jų daugiau. Tačiau jei kartu visą laiką skambinate varpu, neturiu pakankamai, neteisinga, kad kiti turi per daug, kažkas turėtų tai sutvarkyti, pasaulyje neteisybė, vieni gauna per daug, o man lieka per mažai. Tokiu būdu jūs atimate iš savęs vibracinę būseną reikalingą tam, kad priimtumėte tai, ko prašėte. Ir taip, jūsų turtai kaupiasi, mes vadiname tai jūsų vibracinė realybė, jūsų vibraciniu depozitu, vibracinė sąskaita. Ir tai nėra tik vibracinė sąskaita, tai tikras turtas, kuris galiausiai pasireikš. Šis turtas laikomas jūsų vibracinėme banke ir niekas kitas negali jį įeiti, tik jūs, niekas be jūsų pačių negali paimti jūsų vibracinio depozito. Bet štai kas nutinka daugeliu jūsų. Jūs patys ten neįžengėte, jūs stovite už savo vibracinio banko ribų ir skundžiatės, kad turto neturite, nors tik jūs patys galite jį pasiimti. Mes vadiname tą vietą, kur laikome visi jūsų prašymai sūkuriu. Gerovės sūkurys, kurį patys sukūrėte. Jūs pradėjote jį formuoti dar prieš ateidami į šį kūną. Ir didžiąją dalį jo pripildėte gyvendami. Viskas, ko jūs privertė prašyti gyvenimas, yra ten. Traukos dėsnis atsiliepia į kiekvieną troškimą, kurį jūs ten įdedate. Ir ten yra tikras sūkurys,
Mes pabrėžiame sūkurį, nes norime, kad pajustumėte jo magnetinę savybę. Mes norime, kad suprastumėte, kai jūs prašote, viskas, ko reikia tam prašymui išsipildyti, yra sutelkiama į jūsų sūkurį. Visos sudedamosios dalys, kai paprašote partnerio, tokio, kokio norite išvaizdos, charakterio, požiūrio, finansinės padėties, meilės, tas partneris jau yra ten, jis jau įtrauktas į sūkurį kartu su visais kooperatyviniais komponentais. Klausimas tik vienas, ar jūs esate kooperatyvinis komponentas? Ar esate pakankamai suderinti, kad jūs pritrauktų jūsų pačių sūkurį, ten, kur yra jūsų partneris? Jūsų pinigai, jūsų atsakymai, jūsų aiškumas, jūsų gyvybingumas, visa tai, kuo jau tapote vibracinėme lygmenyje. Ar priešingai esate blokuojantis elementas, skambinate varpu, aš tiek ilgai prašiau ir nieko negaunu. Visi geri jau užimti, tai neteisinga, mano draugė turi partnerį, nors jį jo nevertina, aš būčiau nuostabus partneris, bet neturiu nieko. Ir jūs kartojate, neturiu partnerio, o mes sakome, taip, jūs jau turite, tai jau padaryta, jūs turite partnerį, tiesiog jūs dar nesate ten, kur jis yra. Jūsų partneris yra ten, meilėje, jis ten kartu su kitais sudedamaisiais komponentais ir jis ten lauks jūsų tiek, kiek reikės. Nes visata nuolat siunčia naujus partnerius į jūsų sūkurį, kol būsite pasiruošę patys į jį įžengti. Bet jūs turite panorėti būti ten labiau, nei norite skųstis. Turite panorėti būti ten labiau, nei norite įrodinėti, kad esate teisūs. Nes dažnai jūs būnate labai teisūs, kalbėdami apie tai, kas neteisinga. Turite įrodymų, laiškų, straipsnių, liudininkų, jūs teisingai kalbate apie neteisybę, bet tuo pat metu tai tampa jūsų pasiteisinimu, kodėl neįžengėte į sūkurį. Kai esate sūkuryje, nejaučiate pykčio kitų atžvilgių. Kai esate sūkuryje, esate tame magiškame sūkuryje, kur viskas klostosi jums palankiai. Ir daugybė žmonių jau atrado, kas tai yra. Tai žmonės, kurie išmoko kalbėti apie tai, ko nori, o ne apie tai, ko nenori. Žmonės, kurie išmoko girti, o ne kritikuoti. Žmonės, kurie išmoko būti optimistai, o ne pesimistai. Žmonės, kurie mintis po minties išmokė save įžengti į sūkurį. Ir būtent apie tai mes kalbame. Tam, kad jūs patys būtumėte tiesioginiai savo vibracinės sąskaitos, kurią patys užpildėte naudos gavėjai, turite tapti vibraciniu jos atitikmeniu.